Labą dieną, turiu šiandien talkinykį. Buvom biški šlėki keliom dienom, tai apdžiūvo visos tos siūlės. Čia visur viskas sudžiūvė, viskas gražu pažiūrėti, aišku, aplyginti reikia, biški pašveist. Bet čia, kur tas kamps buvo, kur šlaps, kur palikau neužtaisytai, viskas gerai, gal po biški džiūn, sunku pasakyti, nes kol kas dar šlap. Ir čia matos irgi tas neišdžiūvo. Tinks, taip drėgna, prasimušiu kažkokių tokių rudų iš tos sienos maurų. Tai taip ir neaišku, čia pradžius, nepradžius, nes kelis dienas nešildėm greičius, grįžom, buvo 10 šilumos tik tai sunku pasakyti, ar čia reikėjo mums tikėtis, kad prie to 10 šilumos čia kažkas labai išdžius. Ir čia dar toksai yra neišdžiuvis dalykėlis. Čia toksai kaip ir ruožas šlaps per tas grindis. Ir aš jau seniau buvau pastebėjęs. Bet kažkaip nekreipiau dėmesį, galvoju, čia prisitaško nuo kriauklės, nes va šitoj vietoj kriauklė buvo, gal plauni indus, vis tiek prilaš, gal čia ir partek iš kažkur. Tai nekreipiau dėmesį, bet dabar galvojau, prieš išlėkintom keliom dienom, galvojau, gal išdžius. Bet nei biškį nepradžiuvo. Kaip palikau, taip ir atrodo. Ir va čia visur toks, biški toks trunėsis. Tai nežinau, ar čia iš po tų pačių vamzdžių viskas pritekėja, ar čia kažkas semės iš po žemės, ar kur čia siurbtos grindys tą vandenį, bet žiūrėsim, prisišildysim, prisikūrensim pečių, nes dabar nekūrenam, nes javutė kyba nuo šito kampo pradėti gramdyti sienas. Tie dažai tokie, tie rudi vargiai laikos ant tų mėlynų, mėlyntai stiprus. Ir su tokiu vat gramdiklį biški sakam apgramdysim čia, kad kiti dažai lengviau kabintus. Ir čia dar reikia visur apeiti. Kamins atsilupęs toksai. Žodžiu, kas lupas, tą nulupsim, kas nesilup, paliksim, uždažysim. Nu ir va, ir tokie darbai, žodžiu, javutė gramda, nugramdys tų kampų, užkurs pečių, aš einu visų tų krapštyti šitų skilimų ir bandyti kažkaip juos čia užburti, nes čia dabar jau javutė gal nuvalė biški, bet čia grįžom, buvo pribirėję, spalių, veis, papučia, ar kas langą, vat, darai ir biržia viskas iš viršaus. Tai žodžiu, šitos visus reikaliukus reikia pasistengti šiandien sutvarkyti, tai toks planas. Nugramdam sienas, užtaisom skilims, jeigu spėsim. Ir viso. Biškis prasilaupia ir čia toks nusilupa didelis gabalas atšokęs, bet gabalas tai gabalas. Bet kažkaip ta sienelė taip nelabai rimta atrodo. Kažkaip labai tokia įstriž. Kas čia ir, čia ir tas duris pasėdė biškį ar kas. Ir ant tų durų turi laikytis tą sieną. Neaišku, kada čia pasėdo. Čia man reikia parintis ar ne? Pagaunas arts negali sustojati. Žodžiu, ten prakrapščiau tų tarpų. Irgi taip pat per skylę. Ir čia matos viduje kažkoks yra metalinis, toks aram kažkokį dėt matyti. Bet toks vaizdas, kad čia kartu su viskuom, su durim, visas šitas gals ir tiesiog biškai paslinkęs, pasėdęs ir taip pat ir sukrito. Nes, pavyzdžiui, tas lengstis, tai ir gerokai žemiau už tą slengstį. Čia jeigu reiktų, pavyzdžiui, betonuoti pagal to aukštį, pagal šitos lentos, tai tas betons jau būtų gerokai virš šitos lengsčio. Taip nusmigę viskas.
Bet, blema, galvojam, kaip čia dabar daryti. Labai gražiai jau tos plytos, atrodo, nebesinori neužtinkuoti. Sakom, gal tos tarpus ten primūryt, kad neklibėtų jos ir tai palikti. Nu va. Ten pakrapštys dar. Gal ten dar atrais kokį fokusą. Nežinau, kaip čia pasiseks tos skilims užtaisyti, bet lubos tai labai tokios judančios, o taip pakilnojasi pirštą. Ir juda. Tai nežinau, jaučiu čia, kad ir užtaisysim, užlips aš ir vėl perskils. Nu va, toks vaizdelis. Kaip čia tavo pasakyti? Nežinom, kur toliau daryti. Kol kas ryt bandysiu užtaisyti kažkaip tu plyšį. Biškai gal tos čia tarpus, tas fugs užmūryt kažkaip. Bet dar nenusprendėm, galvojom, palema, gal reikia palikti tą tokį plytų tokį intarpą. Jau biškai pradėjo darbuotis, pravedžio laits lempam ir biškai čia tas lubs užtepliojo, kur buvo baisiai ištrupėjai, tokios išbirėjai. Ir pradėjau dabar su to skilimu čia bandyti užteptaną. Ir jis tai savo tokį švirkštą tokį. Galvojau čia dėl šitų fugų, kad užtaisimai, kad eitų prikaišiot tas fugs. Nes tos plytos čia tokios klibančios, kad nereiktų čia kalti tos košės į tos tarpus, kad nereiktų labai judinti, sakau, su to špricu galais prišpricuoti. Na, ir plemba visai nebloga. Na, aišku, gal sunkiai taip giliai įvaryti, bet šiaip tai, palaukite, sunkiai ir nufilmuoti iš tikrą. Bet žodžiu, pasiėm. Ir nežinau tik tai, kiek čia giliai man įlenda iš tikro tos košės. Bet lenda. Kažkiek. Gal nebaisiai giliai, bet po to damuš sušpakliuoti. Iš kaulių, iš javutės tokių špakliuoti, va čia ir tešlos menkimai iš tikro duonai menkit. Nu, toks kreiperis, nuo stalo nusigramdyti, iš bliūdo išgramdyti tešlai. Bet kadangi čia pas mus kampai tokie tie, nėra kampų, o tokie lenkti, ta prasme, ta sienų ir lubų su durims, tai man kaip tik bus toksai pratempti vietų išpakliuotės. Nu ir va. Blemba, gerai gaunas. Nu, kaip gerai. Geriau negu tikėjausi. Labai gerai atitinkta formitė. Nu, apėjau visus tos kampus, bet nebenaudoju to šprico su javutės tamentel geriausiai. Aišku, taip tep-lep, bet nebėr bent jau skilimo. Reiks dar kartą pravaryti ir dar ten noriu užtepti, ten kur kamins toks pratekėjai, biškiau pradėjau čia terliuoti. Tai biškiai aptepsiu tuo, gal netiek lengvai prasimušinės pro dažus. Bus gal lengviau nudažyti. Bet su kaminu irgi neaišku, rodos, kad nors ir užtep, bet vis tiek prasimušinėjai. Tai reiks gruntuoti. Kažkaip rimčiau. Žodžiu, jaučiu tiek. Užteks, nebent dar ateis įkvėpimą. Pasirakinės čianai ir gal įmontuosiu dėžutį, nes jau kaip ir laiks. Kad būtų galim po to dar rytoj dabiškai prasilyginčią. Ir po to jau dažyti. Dėžutėj, kur čia tie saugikliai bus. Pelesorovs. Dar atsikasė vien sienai. Tai jau kažkaip liktais užsitaisęs gali. Bet, žodžiu, va, tiek čia buvo visur sienos išgraužtos, išėstos. Čia, aišku, dabar jau kitoj pusėj vonį ir plytelės ir viskas užtaisyti. Bet va, dar kiek skilių jaučiu čia yra tokių nematytų. Bet... Ačiū Dievui, nieks jau nebelandžiau čia tom skylėm. Nu, va, dėdželą tep-lep šiaip taip įmontavo. Tai paliek, ryt pratęsim. Nu, einam toliau darbuotis ir
Čia biškį seniau buvom nudažę šitas duris kolidoriuką. Na, va, išsinešėm iš kolidoriuką šmutkis, tai va, kaip atrodo jisai. Žodžiu, pas mums viskas baltai. Baltieji rūmai. Tai balts duris žiemą įsitaisėm. Ai, va, vis bardaks laukia dabar. Žiemą įsitaisėm balts duris, nes tos senos buvo baisiai apšalę. Per šalčius čia viskas ėja kiaurą, vis šerkšnai. Nu, tai čia biškį apsilyginam, taip grubiai, ir išsidažėm ir ant grindų išsiliejam išlyginamą į sluoksnį. Nu, reikia plytelių, bet plytelės kol kas nors ir nupirktos, bet laukia manęs. O čia va buvom nusidažę tas duris, bet taip jos tokios labai nerimtai laikas, žodžiu, lupas tie dažai. Ir Ievutė nori perdažyti ir, žodžiu, daviau Vilonos mėgstamiausių įrankių nugrumdyti viską. Nu, nugramdė Ievutė duris. Man tai neblogai ir taip atrodo. Šustrai taip. Dar langus iš lauko pusės. Aš čia pagaliau šiaip taip liktais užsisandarinau tų vamzdį. Bet kažkoks liktais vis tiek mažiuks lašiuks kaip ir nori kauptis. Bet bus gerai. Pritvirtino, užpučiau biškį putų. Po to, kai visai sustings, apsipjausi, užteps, sutink. Ir užsimaišiau vat mūro mišinio. Ir reikia privaryti čia į tos tarpus tarp plytų. Čia dar biškį išsikrapščiau tas sens fūks toks, kur buvo tokios ištrupėjusios, išklibusios. Ir nors ir čia taip kreivai tas plytos, bet taip ir paliks, pamėgins tiesiog pribubint tos košės, įkiš gal kokio akmenuko ar to, kad tai būtų tvirčiau. Ir čia taip pat. Čia dar tarp šito buvo jau anksčiau, va, tam tarpe įgrūstos tos plytos, taip įmūrytos, tos tokios gabaliukai plytų. Tai irgi taip pat priteps tos košės, sugrūstos gabaliukus, kad čia nieks nesėstų. Nu ir pažiūrėsim, kaip man čia gausis su to, jeigu gražiai, tai paliksim taip. Jeigu negražiai, tai užtinkuosim ir bus gerai. Nu žodžiu, su tok pagaliuk čia prikaišau, normaliai taip eint pribubint. Čia taip pat. Ir čia kas lieka tą griovį užtaisys su rodband, čia dar reikia prikišti. Ten dar nedėjo rankos, o Ievutė jau daža langus. Labai gražiai. Pasilipusa. Tos nugrumdė šitaip. Senus dažas. Nu ir va. Bet kada namų dažys kas? Nams jau nugrumdyt. Jau pats nusigrumdys. Jau kaip ir laiks būtų, ne? Nu va, neįspūdinga, bet pažiūrėsim, kaip atrodys, kai nudžius. Gal ir ne taip baisiai bus. Žodžiu, kol kas nekažin kiek čia nuveikia. Ta pat jau tai apdžiūs, gal reiks biškai apsipjauti. Ir čia užtepti. Ir tą jaučiu jau reikia. Nu, užtepiau tos vamzdžius ir tenai tos laidus. Ir ten tų skilimų užtepiau. Nelaukiau, kol sudžius iki galo tos pūgos, galvoju, gal išsikvėpuos ir per tingu. Bet Ievutė atrado naujų hobį. Užpildinėti tarpus visokius su akrilu. Ten apie langus reikėjo užpildyti, dabar išmoko, kaip pasikeisti. Tai dabar vienu po kitą keičia šitos tokius visur aplink plintus, čia tai tarpai po kokį centimetrą. Baroską labai daug naudoju. Nespėsim pirkti mes čia. 4 eurai tik tai kainuoja senukas. 4 tūkstančiai. Ant akcijos. Bet šiandien pirkam ant akcijos už tad grindų tarpam filint, tai iš vis tad buvo 7-5% nuolaid, ten eurus 8, kiek, tai žodžiu, vienu tik nusipirkam pabandyti, ryt pabandysim, gal, nežinau, gal kitam kambarį, nes čia dėl kol kas reikia išsivalyti, pabandysim, jeigu viskas tvarkoj, tai nupirksim visas kiek ir galės Ievutė čia varyti, tas grindis filint, No problem. kol atsibos. Žiūri, geras daiktas, tikrai. Žiūri, fainis, nes nesuprantu, gal tiek laiko užtruko, kol aš
Žibandžiuona. Ai, nu tai žodžiu, viso, šiandienai tiek. Lauksim, kol čia pradžius, dar rytoj vėl paterliuot reikės biškį. Šiandien toliau užpakliavau čia ir prišpakliavau. Apsilyginau apie rozets, kad šitas gražiai užsidėtų, kad nebūtų labai tokių jau didelių tarpų. Pasimatavau taip ant akies, žodžiu, dar taip patepliau toks visoks išdaužiams. Aišku, gal būtų lengviau tiesiog visas sienas nuglaistyti, nutinkuoti ir nuglaistyti. Bet žodžiu, atrodo, biški ten užteps, po to dar biški ten užteps, po to dar ten biški užteps ir gaunas, kad vos ne visko ištepi. Ten dar nelabai sudžiūva, kaip jau kiet, bet matos, kad dar spalvytė ne ta. Ten jau buvo sudžiūvi irgi beveik, bet jau užtepio špakliaus ir kaip ir viskas tvarkoja, ten irgi tas pats. Tai žodžiu, man atrodo, jau čia ryt bus pradžiūvę, dėl to kampo neaišku, bet visur kitur tai jaučiu bus galim dažyti. Tik tai reikia ten išsigruntuoti ir dar lubas turbūt, va čia kur prasimuš tokios tos dėmės. Čia kur buvo pratekėjai vandens. Nu ir ten būt gerai irgi prasigruntuoti. O šiandien toks darbėlis. Žodžiu, čia pas mum palei pečių toks yra ištrupėjęs pakraštys. Būdavo uždėtos tokios lentutės, va. Ir viskas. Bet užsimaišiau košis, nusipirkau kažkokios specialios čia atsparios ugniai pečiam, žodžiu. Kaip turbūt, nors čia turbūt tokios ir nereiktų. Nes šitiek jau baisiai neįkaisti. Tai pagaliukai neužsidegė, tai ir paprastas matyti koks nors betons. Nieka jam nenutiktų, bet čia žiūri kažkoks toks matas, kažkoks molis, nemolis, šamots kažkoks. Tai galvoju aš irgi dėsiu tokio rimtesnio ir bus gerai. Tai tiesiog reikia šitą užsitepti, išsilyginti gražiai. Nu va. Pamūrė, žiauriai fainas tas mišinys toksai. Žiauriai taip smagiai lipdas, toks malonus darbuotis. Žodžiu, neberūšęs. Vis noriu šitą kažkur biškį padėrinti, bet geriau nebedėrins, nes po to pridirbs kažkur. Nu va, javutę patenkit, jau pradėjo gruntuoti. Ten va aplink kamino ir toks labai geras grunteks. Žodžiu, tokiem, kur vat prasimuš kažkokie, kokios nors nesąmonės, vat iš kamino, ar ten vėl mum ten buvo tokių ant sienų kažkokių klecko, kur daža kiek nori ten kartų, 3, 4 ir 5 ir vis tiek prasimuš ten iš po apačios. Tai vat su to žiauriai gerai. Užtepi ir iš karto tada jau dažai ir gražu. Nieks nebeprasimušinėjai. Žodžiu, šiandien taip visko pasiruošiam. Greit galėsim įsikraustyti ir savyti. Normaliai pavalgyti kaip reikia. Na, atėjau nuo ryto pasižiūrėti, kaip čia kas išdžiūva. Viskas kaip ir daugmaž tvarkoj. Išskyrus va šito kampo, kur ta drėgna siena. Ir tas jau kaip ir sudžiūvis. Nu, kol buvo nesudžiūvis, biškai gražiau atrodė. Dar pasidėjau gabaliukų tokios tos košės, kad pažiūrėti, ant kiek sukietės. Ir atrodo, kad labai gerai sukietėja. Žiūrėjau, jau perskyla. Matyt, nelabai gal pritaikys tokiem storiem tiem sluoksniam. Ir įdomu, kas dabar bus, kai tas pradės plėstis metalas. Užkaitis. Apie tai nepagalvojau. Nereikėjo čia tarpiuką palikti kažkokią. Žodžiu, to iš kur sužinosim. Na, javutė jau kibą dažyti. Matos ant kiek baltesnės, baltos. Jau bus čia daug tos šviesos. Atsiras naujos, pažiūrėkis, duris geltonas. Kaip toks senas komps, koks nors kaip būdavo, tai senas kompai tokie pagelti. Geras. Bet va, kur
nugruntuoti, ten jau ir viskas, nebeprasimušė tie suodžiai. Vienu sluoksniu užteko. Žiauriai gerai. Čia geriausiai matas, kiek buvo aprūkę. Bet žodžiu, pečius irgi bus baltas. Tai tada iš vis aiškiai matysis, kur kas aprūksta. Nu va, 2 kartus išsidažėm. Ir visai gerai atrodo. Lubos jau kaip ir visai gerai. Ir ten, kur nebuvę dažyti anksčiau, nu kur baltos buvo, ten irgi kaip ir gal užteks tų 2 sluoksnių, tik tai va čia visur kitur. Reiks dar 3, gal dar ir 4. Bet va, čia tas toks palikts tarpiuks. Ir pasėmiau gremštukų biškį pagremšti. Va, jau prigremžiau visokio šlamšto. Labai gerai ir tą patį rotbandą gremžti. Čia buvo toks kalniuks biškį man pasidaręs su tais, kur laidus užpakavau. Tai žodžiu labai lengva nulyginti. Va, taip va tiesiog. Bet esmė ne tame, o galvojau biškį paims pragremžti daugiau tokių skylių. Čia tarp tų, kur nudažytos tos vietos. Nes vad grinai matos, pragremži iki tinko. Ir šlapstas tinks. Drėgnas. Ir sakau, gal jis per tos dažus negaun normaliai išsivedinti. Pasišalinti drėgmė nėra kaip. Tai pragremži padarys tokį biškį atvirą ir... Nu ir aiškiau bent jau bus matysis džiūn, ne džiūn, čia kas čia vyksta iš viso. Ir geriau matysis, iš kur ta problema ateina. Ar čia nuo žemės į viršų kyla, ar kaip. Ir matysim kaip jud. Tai tiesiog va tų plotelių biškį atsiskusęs čia. Nu, kol kas bus nedažyt. Kadangi dabar jau kažkaip, nežinau, to drėgmė pakyla kambarį, ar kaip pirms sluoksnis žiauriai greit nudžiūva, o gal tiesiog žiauriai greit susigėrė į tas sienas. O dabar jau taip sunkiau matas, daug kur dar tokių blizgėsių yra. Tai laukiam žodžiu ilgiau, užsikūrėm dar pečių ir jau tai jau negali ilgai sėdėti nedažius, tai ein duris dažyti. Tada bus baltas iš geltono. Baltas jau bus, užtep biškį tokį klecką. Sa. Geras skirtumas, ne? Geras skirtumas. Nu va, nežinau, kaip ant kameros, gal matas. Iki čia taip drėgnai, čia jau toks sausas tinks, šviesus, ten taip tamsinį kampą. Ir čia va visur šlapi, iki pat dažų. Ir po to čia toliau dar pragremžiu, apačioj toks drėgnas, biški sausesnis ir čia jau sausas. Tai va toks maždaug, va toks št. Nu tai va, dabar pastebėsim, kaip čia bus. Čia gal šiukšlių dėžė užsistatys ir nesimatys tiek to pragraužimo. Bet ką padarys, reikia išsiaiškinti. Jeigu jau baig nudažyti duris, kol aš čia gramdžiau. Gražiai. Na, viskas išdažyt, duris nudažytos, sienos nudažytos. Grindys nenudažytos, kamps nenudažyts ir jau kiba pečių dažyti. Žodžiu, kaip ir viskas bus balts, gražus. Atrodo kaip karalienės Viktorijos pečius. Viktorijos. Tikiuosi ir tie patiekalai bus kaip karalienės Viktorijos. Laikų. Jo. Kaip fazanai, ne? Fazanai. Gerai. Reikia medžiuoti. Jo. Na, kaip vaizdelis. Čiūda pečius balts. Vis virtuvė balta. Kaip atrodo? Tai labai gražiai. Ir javutei tas labai patinka. Tik dar reiks tas plyts biškį pagramdė, čia taip apsiteplioja. Su tuo gramdiklį pagramdės ir gal biškį bus raudonesnis. Bet jau šitai serijai tikrai viskas, daugiau nieko nebeprijunginės. Kitoj serijoje bandysim išsiaiškinti, kur čia galim padaryti su grindim. Prasigremšim, koin prasigremšti, užsipildysim tos tarpus ir tikriausiai nusidažysim.
Nu ir viso. Ir kas liko, elektrą išsiaiškit, jau biški buvo pradėjęs čia žiūrėti. Tai, žodžiu, žiūri, kaip čia kas gausis, kaip čia kas tilps, bet labai jaučiu taip ankštok gaunas. Viską taip sugrūdus, labai mažai čia tos vietos tiem laidelėm vedžioti. Nu, bet reiks kažkaip susibrūkti, kažkaip reiks sutilpti. Tai va, tokia ilg serija gavas iš kelių dienų viso šito darbavimuose ir viskas. Ačiū, kad žiūrėjot, susitiksim kitoj serijoje. Čiau.